Šiemet įsteigėm naują organizaciją Klaipėdoje Lietuvoje, tai jaunimo kultūrinė organizacija Kultūros raktas. Tai mano savanoriška veikla praktiškai tik prasideda ir aš be proto tuo džiaugiuosi, nes buvo labai ilgai puoselėta šitą idėją. Turiu daug veiklos su mokyklos tarybos nariais, mokyklos pirmininkas taip pat ir dar organizuoju darom akciją. Skatinam lietuvių ekologiją, pilietiškumą skatinam. Turiu veiklos. Jau 2 metus šiaip esu įsisukusi į žvejonės veiklą ir viskas prasidėjo nuo paprasčiausiai domėjimosi ekologija, o tikrai ne savanoriavimu. Tačiau būtent šitame klube man atsivėrė visos galimybės savanoriauti, tai aš sužinojau apie daugybę fondų, kurie remia tai, daugybę projektų, kuriuose gali realizuoti save. Tai yra veikla, kai tu atiduodi savo širdį ir tu džiaugiesi dėl to, kad tu neprašai nieko atlygio, kad tu sugebi atrasti grožį ir atrasti tą vertę. Tai yra puikus būdas save realizuoti, tai puikus būdas išreikšti save daugelį veiklų. Aš manau, kad tai yra daugiausiai ne tai, kad tu gali kažkam padėti, bet tu gali padėti labiausiai pats savo, suvokdamas, ko tu nori, dėliodamas savo prioritetus, vertybės. Tai yra ypatingai jauniems žmonėms, tai yra labai puikus būdas suvokti, ko jie nori gyvenime. Realybė yra ta, kad žmogus netgi norėdamas negali suspėti visko padaryti. Jam reikia ir pamiegoti, retkarčiais bent kažkiek, bent minimaliai. Ir dar aišku, tu kartais nori ir laiko skirti savo, pavyzdžiui, draugams arba pailsėti. Ir dažnai tu turi aukoti savo, tarkim, pavadinkim, laisvą laiką arba tą laiką, kurį tu skirtum mokymuisi galbūt, turi paukoti, kad įvykdytum kažkokią savo veiklas, savanorystę. Susiderinu, bet pastaruoju metu mokytojai biškį nukentėjo, aišku, nors labai blogai. Mokytojai, aišku, biškį pyksta, kad pirmą vietą darom. Na, bet baigęs darom jau iš tikrųjų. Rytoj paskutinė diena. Kaip čia mokslus ir egzaminai, reikės išlaikyti baigti mokyklą pagaliau. Nori, tu gali viską suderinti. Yra tik tais, čia didžiausia yra problema noro. Tu to nori, ar tu to nenori. Savanoriaudamas gaunu patirties, kurios iš niekur nenusipirksi. Duoda patirtį, duoda žinių, duoda įgūdžių. Draugų naujų. Suteikia gražaus laiko. Tiesiog žinomumą. Tai padėjo man subręsti gana. Neduoda nieko materialaus, ji duoda tai, ką tu nepastebėsi per vieną dieną, tu negausi to rankas. Jeigu pradėsi gilintis kažką skirinėti, tai nuplauks visi tavo visos akcijos, viskas iš manęs atėgos tiesiog. Kaip darai, reikia mąstyti, tiesiog, va, aš darau ir susikoncentruoti ties to dalyko, o ne kažką galvoti, kokia tau nauda iš to.